Taip, einam, va čia. Va, gražus šuo. Garbanotasis bišonas Arno ruošiasi parodai Latvijoje. Prieš kiekvieną svarbų pasirodymą jo gražinimas užtrunka apie 4 valandas, o pastovios treniruotės reikalingos nuolat. Jeigu mažiausias urzgimas, viskas, diskvalifikacija iš karto. Geras mažiukas. Šie garbanotieji bišonai tarptautinių parodų čempionai, šeimininkai į juos investuoja ne tik daug meilės, laiko, bet ir pinigų. Todėl mielai jos apdraustų, jei gautų tinkamą pasiūlymą. Na, Ramina, gražiai prašom. Jų augintinė Ramina atkeliavusi iš Čekijos. Ji Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos čempionė. Šeimininkai sako, kad šunytės vertė neįkainojama. Kilmingų bišonų šeimininkai teigia domėjęsi, kaip galėtų apdrausti brangius augintinius, tačiau viena draudimo bendrovė tai daryti atsisakė. Amerikoje manekenės užpakaliukus gali apdrausti, o mes visą šuniuką gyvybę negalime, kai šeimos narys. Tai čia yra, tai pasakyti, dukra ar sūna, kiek verta, negalim pasakyti panašiai apie šuniuką. Nu, pavyzdžiui, toks šuniukas dabar, jeigu mūsų ta Ramina parduot, tai aš įsivaizduoju, kad, 50 000 eurų. Visko gali būti, suserga šuniukas. Čia kaip ir žmogui, taip ir šuniukai visko gali atsitikti. Mūsų pasiekimai yra Lietuvos čempionas. Draudimo bendrovė sako, kad apdrausti mylimą augintinį Lietuvoje įmanoma, tačiau esą norinčių tai daryti beveik nėra. Draudimo įmoka šeimininkui vidutiniškai per metus kainuotų apie 170 litų. Išmoka jo netekus būtų lygi augintinio vertei. Gyvūnėlių sveikatos draudimas Lietuvoje nesiūlomas, nors užsienyje tokia paslauga egzistuoja. Paprastai ta draudimo apsauga yra tokia, kad draudimo išmoka mokama netekus to gyvūnėlio. Ar ligos pasekmės staigios, ar vagystės, ar avarijos, ar šiaip netekus kitų būdų. Todėl ta draudimo suma paprastai yra jo rinkos vertė. Kadangi dažniausiai rūpinamasi ir paprastai visada rūpinamasi daugiau kilmingais gyvūnais, gyvūnėliais, tai jų tas vertės iš tikrųjų galima gana lengvai sužinoti ir susitarti dėl draudimo sumos. Apdrausti net ir mylimiausio neveislinio gyvūno greičiausiai nepavyktų, nes jo vertės, pasak draudikų, nustatyti neįmanoma. Tikrai neturėjom tokio atvejo, bet jeigu tikrai žmogui būtų labai brangus tas gyvūnėlis, sprendimo ieškotumėm. Tik taip tą brangumą įvertintumėm ne kaip emocinę to išraišką, o kaip rasti kažkokią piniginę išraišką. Gali būti neveislinis šuo, bet pavyzdžiui, jisai labai gerai išmokytas dirbti kažkokį tai darbą, tai automatiškai jo vertė yra visiškai kitokia. Jau nebe šuniuko vertė, o būtent pagalbininko, kuris gali kainuoti kur kas daugiau negu šiaip net ir veislinis šuo. Pasak kinologų, aklųjų vedlys ar tarnybinis šuo gali būti įvertintas didžiulė suma. Esą poreikis apdrausti ir mažiau vertingus augintinius atsirastų, jei draudimo bendrovės pasiūlytų palankės sąlygas. Kinologai sako, kad anksčiau būta svarstymų įvesti privalomą civilinės atsakomybės draudimą agresyviems šunims, kad nelaimės atveju jų padarytą žalą atlygintų draudimo bendrovė, tačiau vėliau šios minties atsisakyta. Vis daugiau atsiranda brangesnių šunų ir žmonės kaip drausdami savo turtą, aš manau, kad jie sutiktų drausti ir šunį. Jeigu tai būtų priimtinos sąlygos, yra tekę sutikti atvejų tokių, kai žmonės draudė šunį, todėl kad buvo grasinimai šunį nunuodyti. Draudikų atliktos apklausos rodo, kad tik 7% šunų ir kačių savininkų norėtų apdrausti savo brangius augintinius. Maždaug trečdalis mano, kad jų globotiniams nieko nenutiks. Skaičiuojama, kad Švedijoje apdraustas kas antras šuo. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.